Sveiki! Ar kada jautėte nerimą ar įtampą, o gal patyrėte panikos priepuolį? Ir žinote, kaip sunku tomis akimirkomis yra sugrįžti į čia ir dabar? Šiandien noriu Jums pristatyti vieną labai veiksmingą įsižeminimo pratimą, kuris vadinasi 5, 4, 3, 2, 1. Šis pratimas yra paremtas kognityvinė elgesio terapija ir koncentruojasi į 5 mūsų pojūčius. Tai yra regą, klausą, uoslę, skonį bei lytėjimą. Kai sukoncentruojame savo dėmesį į savo 5 pojūčius, nukreipiame dėmesį nuo nerimo ir tai mums padeda daug veiksmingiau įsižeminti. Kviečiu atlikti šį pratimą kartu su manimi. Kviečiu atsisėsti patogiai, įsitaisyti, padėti abi pėdas ant žemės, rankas ant kelių ir apsidairyti aplinkui, pamatyti 5 skirtingus daiktus ir juos įsivardinti. Galbūt tai jūsų stalas, kėdė, sofa, televizorius, knygų spinta ir panašiai. Galite pastebėti, kokios jie formos ar spalvos yra. O dabar kviečiu pajusti 4 daiktus, kurie yra aplink jūs. Pajusti jų tekstūrą, galbūt temperatūrą. Tai pavyzdžiui, galbūt jūsų marškiniai ar kelnės. Stalą galite paliesti, galbūt telefoną, jeigu turite šalia. Pabandykite įsivardinti, ką jaučiate juos liesdami. O dabar kviečiu išgirsti 3 garsus, kurie yra aplink jūs. Gerai įsiklausykite ir išgirskite 3 skirtingus garsus, kurie yra aplink jūs. Galbūt girdite mašinas už lango važiuojančias, galbūt kažkas kalba už durų. O gal girdite kažkokią muziką ar melodiją grojančią aplink. O dabar kviečiu užuosti 2 dalykus, kurie yra aplink jūs. Galite, pavyzdžiui, pauostyti savo riešą, o galbūt yra gėlė netoliese, kurią galite užuosti. O dabar pabandykime pajausti vieną skonį burnoje. Tai jeigu turite kažką šalia, ką galėtumėte paragauti, tai kviečiu tai padaryti arba aplaižyti tiesiog savo lūpas ar pajausti skonį burnoje. Puiku. Jei atlikote šį pratimą kartu su manimi, greičiausiai jaučiatės šiek tiek ramesni ir dabartyje. Kviečiu praktikuoti šį pratimą kasdien, kad galėtumėte daug lengviau suvaldyti savo nerimą. Jeigu žinote, kam būtų aktualu išgirsti ar papraktikuoti šį pratimą, kviečiu dalintis ir tuo pačiu, jeigu norite sužinoti daugiau praktinių patarimų, kaip valdyti savo nerimą, kviečiu pasekti mūsų kanalą.